Nu, kas dirbo šitus darbus ir užkasinėjo žemę. Tai įsivaizduojant, ką tai reiškia. Jeigu žmonės medžius sudegino šitą atominę elektrinę, o kur mums 3 milijonams bėgti? Rusija, Ukraina plati, o kur mums 3 milijonams bėgti, jeigu kas? Kur pasislėpti? Čia yra, tiesiog yra čia tautos naikinimas ir ateities kartų naikinimas, ne tik, kad dabar kas darosi. Jau nekalbant apie atlikas, kur dėsime. Mūsų maža šalis, 3 milijonam, Lenkija, pagalvokit, 35 milijonai, nereikia jiems atominės elektrinės. O mums 3 milijonai. Ką mums elektrinė? Negalim ant ūkių pasistatyti, negalim vėjo jėgainių pasistatyti, negalim galiaus šiaudus deginti ar ką žmonės degina laukuose. Čia yra tiesiog... reikia kalbėti, o ne apie vartotojiškumą, kam tas perteklius reikalingas. Tai čia yra ne tik ekonomiškai, bet čia yra nusikaltimas. Prisistatykit, jeigu galit vardą pasakyti. Rimantas Narutavičius, galiu pažymėjimą parodyti.